karšta, bet valgyti tai norisi. Kepam bulvinius blynus su mėsa. Toksai greitas patiekalas, greitai padaromas ir tikrai skanu. Dabar jau žinoma kepame iš šviežių bulvių, tai tiesiog nuvaliau odeles šviežioms bulvėms ir imu smulkintuvuką. Smulkintuvuką, kuris yra didesnis už tą patį mažylį smulkintuvuką su virvute, bet yra tiesiog didysis jo brolis, toksai 1,25 litro talpos, tai čia puikiausiai galima iškepti, blynų 1, 2, 3 žmonėms. Imu dabar kelias bulves pasmulkinu ir pasmulkinau dar svogūną, užsuku smulkintuvuką ir keli virvutės patraukimai, turim pirmąją dalį bulvių susmulkintų ir dabar sudėsiu likusius produktus. Vėlgi pasmulkinu bulves ir sudedu jas. Kodėl nesudedam iš karto visų? Todėl, kad traukti būtų labai sunku ir mums užkirstų, nes mes turim savo jėgą pratraukti tiesiog tą virvutę. Ir įmušu kiaušinį, įdedu pipirų ir įdedu druskas. Viskas, mūsų visi produktai sudėti, vėlgi užsuku smulkintuvuką ir vėlgi virvutę traukau, dabar truputėlį skardijo, ilgiau patraukom virvutę, kad gautųsi tokie mažyčiai gabaliukai, dar truputėlį krestelim, kad kažkas ant sienelių būtų nelikę, nesusmulkinta ir viskas, mūsų masė yra paruošta, kaitinam keptuvę ir kepam. Man skaniausia kepti yra ant taukų, ant paprasčiausių kiaulienos taukų. Aišku, galima kepti ir ant aliejaus, jeigu jūs nemėgstat. Ir dabar dedam po šaukštelį tos masės. Manau, kad blynus kepti moka visi, bet čia žinau, kaip aš mokiau savo vaikus ir dažnai dar jie manęs prašo receptų. Tai čia toks receptas pradedančiosiam šeimininkėms. Taigi, sudėjau bulves, dar dalis liko uždėjimo ant viršaus, dabar čia turiu maltos mėsos, įdedu prieskonių, čia druskytė, petražolės ir kas ten dar, ir česnakai. Ir kadangi masė buvo truputėlį sausa, įpyliau truputėlį vandenuko ir išmaišiau metalinę plakimo šluotelę. Dabar darom tokius plonyčius blynukus ir juos dedam ant šitos bulvių masės. Ir bulvių likusią masę uždengiam blynus, padarom juos tokius storokus ir aišku, prilėtinam visiškai kaitrą, mano yra 10 padalų, tai padarau ant 4 padalos ir tada, kai jau viską sudedam, matau, vienam trūksta, tai tiesiog imu silikoninę mentelę, nes silikoninė mentelė yra toks tarsi liežuvis ir gerai viską išvalau iki paskutinio gabaliuko, sudedu viską ir uždengiu, dabar troškinsis. Kai viena pusė gerai apkepa, tada atskiriu vieną blyną nuo kito ir apverčiu tiesiog paprasčiausiai silikoninę mentelę, aišku, galėjau pasiimti ir vartymo mentelę. Apverčiam ir vėlgi uždedam dangtį ir tegu troškinasi, tegu iškeps iki galo. O kol blynai baigia iškepti, galėtume pasiruošti antrą tokios tešlos dalį, jeigu mums reikėtų daugiau tų blynų, arba tiesiog išsiplaunam indus. O kadangi tas kombainiukas su virvute plaunas įtin paprastai, tai tiesiog praskalauju. Va šitos dalies su virvute plauti nereikia, tai tiesiog susišlapinu šluostytę ir gražiai nuvalau. Aišku, galima praardyti jį kaskart ir tos raudonosios dalies neplauti, nes ten yra virvutė, bet aš tiesiog taip nuvalau ir viskas švaru. Štai pažiūrėkite, yra toksai aštrus peiliukas, yra indelis pats 1,25 litro talpos ir jis turi silikoninę pačytę, tiesiog, kad mums traukyti būtų lengva ir neslidinėtų. Ir štai dangtelis. Viskas išplauta, padedam kitam kartui. Nebuvau išsivalius, tai tiesiog pavalau šluostelę ir visada turiu virtuvinę šluostę po ranka. O jūs, jeigu norėsite įsigyti Tupperware gaminių, tai visada rašykit man, jūsų norai visada laukiami. Neparodžiau, tai dar kaip surinkti šitą smulkintuvuką su virvute, tai tiesiog čia yra pačioj toksai pipsiukas, tai kai reikia mums jau smulkinti, šitą peiliuką užstatom, taip jis turi tarsi stovėti ir tada jau uždedam vieną dangtelį ir uždedam kitą. Jeigu norim, galim tiesiog visą dangtelį nusukti, taip kaip mes norim, taip ir darom. Dar čia yra tokia skylutė, į kurią įsistato piltuvėlis, bet tiesą pasakius, aš tą piltuvėlį naudoju itin retai, čia būtų galima kažką, jeigu smulkinat ir dar
reikia jums įpilti skysčio, tai būtų galima įsistatyti piltuvėlį ir įpilti. Ir pirminė jo paskirtis, tai jisai yra sukurtas smulkinti svogūnams be ašaro, bet galite ir svogūnus pasismulkinti į troškinį, ir morkas pasismulkinti į troškinį. Ir galit susmulkinti, kai darot baltą mišrainę, tarkim, jeigu nenorit, kad būtų idealūs gabaliukai, galima susmulkinti ir galima padaryti smėlinę tešlą. Viskas. O aš einu valgyti blynų. Ačiū Jums, kurie pasidalinat mano receptais. Ačiū tiems, kurie rekomenduojat Manastos laimingų indų krautuvėlę savo draugams. Ačiū Jums labai. Ačiū visiems rašantiems, ačiū visiems komentuojantiems. O jūsų supervarę norai visada laukiami. Tuo labiau, kad smulkintuvukui su virvute dabar nuolaida tam didžiajam. Ir kas seniai turėjo savo norų sąraše, rašykit man. Iki susirašymų. Iki mil.